Lietuvos jaunučių krepšinio rinktinė per Lenkijos bendraamžius prasiautė lyg uraganas. Stiprus, griaunantis ir nesulaikomas. Vieninga ir drausminga 16-mečių rinktinė iškovojo pergalę, kokios Lietuva laukė visą vasarą. Jaunučiai pirmoji šalies krepšinio komanda šiemet laimėjusi medalius. Kaune vykstančiame Europos čempionate Lietuvos jaunučiai užsitikrino mažiausiai sidabrą po to, kai pusfinalyje atsirevanšavo Lenkijos rinktinei už pralaimėjimą 3 taškais pirmajame etape. Žaisim finale Europos, tai čia, ko norėjom šiame čempionate, tą ir turim, žaisti finale. Pusfinalyje Lenkai pristabdė lietuvių lyderį Taurąją Gėlą, kuris surinko tik 4 taškus, bet Lietuvos komandoje iniciatyvos ėmėsi kiti. Mantas Mockevičius pelnė 17 taškų, Martynas Paliukėnas įmetė 16, o Tomas Lekūnas atkovojo 9 kamuolius. Lietuvos jaunučiai fiziškai galingesniems ir aukštesniems Lenkams smarkiai 39-49 pralaimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių. Bet svarbiausiais momentais lietuviai baudos aikštelėje sumūrydavo tvirtą sieną, o žemesnieji, bet judresni žaidėjai varžovų milžinams kamuolį krapštė tiesiog iš rankų. Čempionate vieną labiausiai klystančių Lietuvos rinktinė pusfinalyje padarė vos 7 klaidas, tuo tarpu Lenkai 20. Atsitvėrėm visus kamuolius, kaip ir buvom nusprendę. Ir šiaip pakrito tritaškiai. Sėkmės paslaptis buvo gynyba mūsų stipri, bet čia nebuvo jokios sėkmės. Tiesiog mes buvom verti pergalės, mes ją ir pasiekėm. Čempionato pradžioje sunkiai įsibėgėjusi Lietuvos jaunučių rinktinė, jam baigiantis žaidžia vis galingiau. Ketvirtfinalyje lietuviai įveikė iki tol nesuklupusią Prancūziją, nors patys iki atkrintamųjų varžybų patyrė 3 nesėkmes. Dabar Dariaus Dičiaus auklėtinių atrodo sustabdyti nebegali niekas. Reporterės Eglė Šilinskaitė ir Kristina Karlonė.